Pašnekėsim biškį apie astrologiją, ne? Astrologija. Įsimeti savo datą, įsimeti savo gimėjimą, laiką, visko įsimeti tiksliai, kada tu gimėjai, tu gauni informaciją, pagal kada, tada visa to buvo, ką apsidėšys planetas, visa energija, ką buvo būtent to sekundį, to laikų, tą minutį ir bum, tu tada gimėjai. Ir visą informaciją galėtų naudoti, kad galėtum suprasti labiau apie save, o pamatyti, kas dabar man palanku, kas man nepalanku, taip toliau, ko man daryti. Ir kam esmė yra? Jeigu tu dvasiška, visiška neauksi, jeigu tu dvasiška, visiška savis netobulinsi, stovėsi veito, tas dalyks, tas visas astrologiška informacija apie tai, kad turtum gauni ton visą diagramą, ta visa diagrama bus puikiausiai, idealiausiai, teisingiausiai. Ir viskas įvyks absoliučiai taip, kaip ten viskas ir sakoma. Jeigu tu nedarysi jokį dvasinį augimą. Bet ką tu pradėti dvasišką augti, tu pakyli virš to. Nes tai ir tiesiog pasikartuojantis ciklas, pasikartuojanti energija, kad kartuojas ir tu gali nuspėti, tu gali pasidaryti pasirinkimus. O tarkim, pavyzdys dabar, ne? Čia tas pats ir ką pažiūrėti orus. O, lys pasiims suskėti. O, nelys saulšveis apsimaus suknėlę, ne? Ta pati esmė su astrologija. Kaip tu pradedi augti dvasišką, tu supranti, kad tu esi aukščiau to, tau nereik to visišką, tu žinai, kad tu gali šitas pakeisti, visišką kontas dalyk sako, jeigu tu darysi tom pasirinkimą. Nes kuo tu daugiau keli savo sąmonę, tu daugiau išplėti visišką savo suvokimą, kad astrologija ir tiesiog energija, kad kartuojas. O tu išeini visiškai iš to, ir tu pakeiti tep savidarydams, augdams, dvasišką, segdams savo aistrą.